Na ir ką, činčin? Činčin. Tu kaip gerai. Labai geras, tik truputį jau pasėdėjęs toks jau pamirkęs truputį. Aš esu pirmas, kuris Sprite'o pasiprašė. Tikrai taip. Nice, to ir siekiau. Šiaip niekam Sprite'o absoliučiai. Sprite'o pavyko patinka, aš manau, kad underrated yra. Kas ten Kleizas sakė, kad tipo, kažkurį į čempionatą ten Europos ar pasaulio, kad jie tipo, nepylė ten į hotelį, o sako, mes Sprite'ą geram. Nežinai šitą? Čia toks per aplinkui dalykas pasakyti, kad jūs pripisat daugiau negu šiaip pripisat. O kiek mes Sprite'o priragavom, žinau. Ne, nepripažino apšė, kad jie geria, sako, ne, mes ten į Sprite'ą geram. Sveiki, įsijungę dar vieną laidą pokalbį prie Kebių. Šiandien mes esam su naujoje studijoje, pirmą kartą, ir su svečiu, kuris turi ilgus plaukus, lyginant su manim, vešlią barzdą, jaunas, aktyvus, juokingas, fainas komikas Kasparas Vaišnaras. O die, nu kaip ačiū. Niekas taip gražiai nėra pristatęs manęs gyvenime. Na, va kaip tik klausimas, kuris laiką visiems užduodu. Kaip tu norėtum, kad tave pristatytų ir kaip tu pats save pristatytum? O die, nežinau. Man su to komiko pavadinimo etiketą, aš nežinau, aš pats savo kartais kliuoju, kartais ne. Jeigu ten, žinai, yra pasirodymas ten privatas ar dar kažkas, jeigu kažką apšildai, tada jo, komikas, bet apskritai lyginant su visais maestro mūsų šalies, tai aš esu labai dar toli nuo komiko, to jau tipinio. Kur visi žino, visi pažįsta, atpažįsta. O kaip pats save pristatyčiau, tai, blema, nežinau, komikas mėgėjas, per brūkšnelį. Mėgėjų lygų. Mėgėjų lygų, jo. Kaip yra naktinis krepšinis, tai... Jo, naktinė mokykla. O tai kiek laiko tu dabar, tipo, blema, taip in the aktyviai. comedy scene? Taip aktyviai, tai jau 2 metai, man atrodo, ką tik 2 metai ir suėjo. Taip aktyviai, gal nuo sausio galo, 2-3. Grubiai 2 metai, tai jo. Tai 2 metai, jo, ir mėnesiukas geras. Bet tai čia ir gaunasi nuo pat pirmo lipimo 2 metai? Ne, aš pirmą kartą lipau 2-2 ten gruodį, bet ten aš lipau gruodį 2 kartus ir tada tik sausio gale pradėjau normaliai lipti. Okay. Tai gerai, tai gali sakyti, ten 2 metai, ten keli mėnesiai. O tai kur lipai, kaip buvo tas, kad tu sugalvojai lipti? Blem, aš kažkaip visą laiką žiūrėdavau komikus ir Lietuvos, ir užsienio. Ir atvariau studijuoti Vilnių, buvo pirmas kursas ir pradėjo daryti Nedas Zimantas open mic'us Comedy Check college pub'e. Kas Vilniečiai esat, Saulėtek, jeigu studijavot ar gyvenat, tai tikrai žinosit, gaila, tos vietos jau nebėra, nugriovė savivaldybę. Ir tai pradėjo daryti ir mes su draugais nuvarėm pažiūrėti pirmą. Buvo labai ohujanas, kitą savaitę nuvarėm antrą pažiūrėti. Buvo okei visai. Ir tada, man atrodo, gal prieš 3 open mic'ą. Sakiau, tipo, priejau prie Nedo ir sakau, ar galiu užlipti pasibandyti. Sako, jo, davai, parašyk Instagramą, parašiau, pasirašiau kažkaip ir užlipau ir buvo visai neblogai. Turbūt per daug išgėriau, žinai. Sprite'o, jo. Sprite'o 8 laipsnių. Tas, kur pastėti garažą. Jo, kur pastėti garažą. Kur atlankus plauna. Violetinis Sprite'as. O, čia iš Amerikos šiek. Jo. Jo, kaip ir ko amerikiečių mašina. Vynogių skonės Sprite'as. Tai va, jo, užlipau visai neblogai buvo. Bet labai bijau, pizdakai bijau. Aš galvojau, jeigu aš būčiau žinos, kaip bus baisu prieš lipant, aš būčiau gyvenime nelipęs. O nebuvo tai jausmas, maždaug, kur tipo užsiregistruoji, excited ir tada artėja tą dieną ir reikia repetuoti surasti, na, nebenoriu, kur užlipo, nulipo viskas. Buvo tas, kad nebenoriu, bet man yra per daug gėda parašyti kažkam, kad ne, davai nebedarom, kad aš nebebūsiu, nebetvarysiu. Tai jeigu aš kažkam pasirašau, tai aš ir būsiu, kad ir ant kiek nenorėsiu, kad ir kiek tu nemėgsti būti riohalą tiesiog. Nu, bliam, kai taip pasakyti, gal ir jo tada. Ir lipu prieš paskutinis, lipu po Marko ir prieš Viktorą, tokiam ahujenam tarpe, kur... Sumuštinį tam grinai buvo. Kur dabar pažiūrėjus, taip pat dektum jaučia. Nu, nebūtinai dektum, bet tiesiog nėra pats lengviausias spotas. Lipti pačioj pabaigoje ir tipo... Bet kaip ir viskas tvarkoj buvo. Bairių, bliam, apie ką aš ten rašiau, apie ką aš ten pasakau. Apie tarpmiestinius autobusus kažką. Jo, kad ten sėdėjo vaikas už manęs, kad ten man sėdynės parė, kažką... Ne, bet tikrai net gaminsiu, bet kažkas toj temai. Kad tėvai išsiskyrė, čia... Tuo vaiko, kur spardėmas. Ne, mano. Jo, tu tam turėjai tą bairį, atsimenu, apie skyrybas, kur motina ten tą albumą žiūrit, nuotraukas kažkas. Oi, ne.
vėliau Šitas buvo. daug vėliau buvo. Šitas prieš metus gal prieš daugiau biškai parašytas, bet jo, vis dar nelovas, blema, apsivapšino šią truputį. Baltą maiką užsidėjau, nes galvoju, reikia pasitikėti su jam ir nebijot. Ir po kiek klipimų gavai tą... Nes aš atsimenu, man bent jau buvo, kur aš prieš pirmą kartą klipant norėjau, tipo, viskas užlipu, nulipu ir nebenoriu per daug streso, bet tada, kai užlipau, noriu dar. Tipo, pirmą ir buvo tas, kad noriu dar, bet belenkai baisu, bet reikia kažkaip prisiruošti. Ir aš man atrodo, kad jo, kitą savaitę irgi užlipau gal. Ir buvo jau sunkiau, ir galvoju, okei. Bet su tais pačiais lipai, ar? Ne, su naujais lipau. Po savaitę. Jo. Bet aš buvau pasirašęs iš pat pradžių didelį šmotą. Ir aš atsirinkau, tipo, gerai, pirmam open mic'ui bus šitas, jeigu patiks open mic'ui būt, per antrą papasakosiu šitos. Tai jo, tiesiog iškart turėjau 2 open mic'am materialą. Nice. Bet, man sunkokas antras buvo, gal gerai. Tai ten tie bairiai, kurių netrinkai į pirmą. Jo, nu tai va būtent, dėl to ir netrinkau į pirmą jaučiu. Ir galvoju, gerai, dabar pailsim truputį, nusiraminam. Ir tada buvo, mano gimtajam Panevėžį open mic'ą darė, nežinau, kažkokia tai studentė tenai, jai buvo kolegijos egzaminas ar dar kažkas praktinė užduotis, kad buvo open mic'ą, ne open mic'ą, bet renginį padaryti. Ir jinai padarė open mic'ą Panevėžį. Ir aš ten išlipau ir labai gerai sekės. Vėl visiškai naujais bairiais. Galvoju, gerai, galim toliau varyti. 4. vėl chujos. Galvoju, nu gerai, aš ant chujo, negaliu baigti karjerą šitą savo. Čia kaip solalo mečiais. jo, negali dabar, kaip ir kazinkiai, negali dabar ant nulio išėti. Ir tai tu gaunasi po 2 metų, po 1,5 metų, grubiai gavai apšildyti klojumą jo turę. Jo, visą turą, po 1,5 metų jo kažkur. Galvoju, kad gal daugiau galėjau pasidaryti per tuos 2 metus, bet šiaip patirtis labai gera buvo, garbė buvo. Bet šiaip, kaip tai vyko, jis tavo open mic'uose pamatė, ar atranka buvo, ar... Ne, pažįsti? jaučiu iš open mic'ų tiesiog, gal atsiminė kažkaip. Nes taip minimaliai bendraudom per open mic'us, ten žodžiais persimesdom ir gal tiesiog atsiminė ir Instagram'e vieną dieną parašė, tipo, ar nori turi apšildyti, sakau, jo, davai. Nice, taip labai simple, tipo. O ne, Labai, nebuvo, tipo, labai man patinka tavo komedija, aš noriu būti kaip tu, gali apšildyti turą. Ne. Buvo tiesiog, zdarovo, gali apšildyti visam turę, nori pabandyti, sakau, jo, nori, gerai, atsiūs datas, kada varom. Viskas. Tokia labai aiškiai, straightforward, paprastai. Bet ir kaip pats tas, tipo, patirtis, experiences? Labai gera, labai šiaip smagu būdavo važinėt. Klajimo gal, nežinau šitą dalyką, bet tiesiog gal truputį kitokia auditorija negu taip kiekvieno, pavyzdžiui, fano komedijos. Nes tikrai būdavo tokių sunkesnių pasirodymų, kur man labai sunkiai, bet, pavyzdžiui, klajimas ten absoliučiai kilina. Na, absoliučiai visuose kilina. Gal nuo miesto kažkiek priklauso, kur yra koks mažesnis miestas, kad ten labiau bijo juokti žmonės. Šiaip apskritai buvo, jo, smagiai, faina labai. Nežinau, tipo, kuo išskirt visą šitą turą nuo kitų tiesiog pasirodymų. Bet patirtis Ahujana davė gerų tipsų, kuriais nebūtinai naudojas, bet gal reikėtų. Koks, pavyzdžiui, tips tada? Blema, kažkaip jis ten su žiedų valdovo palyginimą kažkokį darė. Buvo improbable possibility ir impossible probability yra tokie 2 dalykai. Jo, kaip ir tas bairis, kur tu minėjai, man, kad ten su fotoalbumu, kad ten yra kažkoks tėvo nuotraukas ir tada, tipo, fotoalbume ten pas mane būdavo punchline'as, kad, tipo, skirybų dokumentas, skirybų liudijimas tas visas. Ir jis sako, nu, tipo, taip nebūna, nes tiesiog tu iš pradžių realistiškas dalykas paskui ir gal, nu, nieks nedada į fotoalbumą, žinai, dokumentą kažkokį. Ir visą šitą sugadindavo man kartais bairį patį. Tai nice, nu, tipo, kad tas turas gavas, kad ne tik apšildai, tipo, žinai, kad experience daryti. Jo, naudingas buvo irgi. Bet ir išmoksti kažko. Jo, ir emociškai, ir iš komedijos pusės labai naudingas buvo. Nice, tipo, ar jauteis patobulėjęs po to turo, tipo, žinai, kad kažką išsineši, kur, tipo, wow, okei, dabar matau visiškai kitaip komediją. Jo, sakyčiau, bet man davė tokio laisvumo labiau gal pats tas turas. Aš kažkaip ir klajumą. Atsipalaiduot pradėjau. Jo, ir klajumas, tai, tipo, nu... Sako, čia yra tiesiog kaip bootcampas, tiesiog gali nesąmonės daryti, gali ten šūdus pasakoti, tipo, koks skirtumas, tipo, jis man leido daryti, ką aš norėjau ant scenos. Jis ten sako, galimybę rodyti, gali ką norite absoliučiai daryti. Ai, tipo, tavo apšildymo visiškai neriboja, nesakė, galėjai bet ką, tipo, nesakė. Jo. Būtinai 10 gerų minučių, na. Ne, aš ten 15 būdų, bet, tipo, savo, iš esmės gali ką nori daryti, tipo, pasbandyk naujus dalykus. Gal kažkas užkips, gal kažkas patiks, tipo. Na, tai to toks kaip open mic'as turo. Realiai, jo, tai kad pinigų dar gaudom prie to pačio. Dabar tada, kaip tik, kadangi turėjai daug laisvės, tipo, pasirodyti ant viską, tai net įdomu, kaip tik, koks tavo buvo geriausias ir blogiausias pasirodymas apskritai.
Skirtai per visą gyvenimą. Taip. Su stand-upu. Taip. Mokyklas. Su stand-upu. Choro, ne. Su stand-up. Stand-up. Ar labai turi apie chorą? Net nesu buvęs chore, iš tikrųjų nemoku dainuoti. Dėl to ir ten buvo blogiausias pasirodymas. Jie nesitikėjo šito. Jo. Pliam, geriausias, tai jau šiais metais dar buvo, važiavam su Vita Žyba į Panevėžį. Jos turo pradžia buvo gal 2 ar 3 pasirodymas. Ir važiavau gimtinės, pavyzdžiui, ir labai bijau iš tikrųjų, visą laiką bijau į Panevėžį važiuoti. Nes namie vis laik baisiausia kažkaip subombint ar kažkaip neįtikt ar dar kažką. Nes reiks grįžti paskui patau. Jo, ir labai nervavaus iš tikrųjų žiauriai. Ir buvo taip ahujanai, buvo 2 šou, buvo pirmas nesveikai geras, per 10 minučių, aš nežinau, 10 aplos break ar dar kažkiek. Absoliučiai, minutė po aplos break. Neįtikėtini skaičiai, neįtikėtinas garsas, neįtikėtini juokai žmonių. Ir galvoju, okei, dabar antras laukia, ten po valandas. Tikrai geriau nebus. Dabar žmonės jau bus pavargę, jau bus vakaras. Nėra, kad tie patys žmonės, žinai. Jo, bet vis tiek, gal kažkas ten, žinai, išgėrė bus, kažkas gal heklins, tai tikrai nebus toks geras. Ir buvo dar hujanesnis. Ir aš po to galvoju, blemba, dabar geriau nebus, kaip man grįžti į visą šitą. Ir dėl to truputį mažiau į panmaikus vaikšto, truputį pauzę noriu pasidaryti, gal kažkokių naujų idėjų gims, naujų bairių, nes iš esmės gan sunku šiuo metu kažkodėl pasirašyti. Nelabai kas patinka ir jo, dėl to turbūt per traukytą pasidarom, atsišviežint, atsikvėp truputį ir gal vėl bus kiti ahujieni pasirodymai, nes aš po Panevėžio to, kur dabar kalbėjau, grįžau kitą dieną, man atrodo, jau Panmaiką variau Vilniui ir buvo labai blogai. Gal nebuvo labai blogai, bet buvo palyginus labai blogai su Panevėžiu ir labai nuotaiką sugadino ir toks crashdownas visiškas parėjo. O pats blogiausias man buvo... Panevėžys. Bliam, pats... Nežinau, ar galiu pasakot. Ne, jaučiu, kad galiu, jo, kodėl turėčiau negalėt. Buvom praeitais, net nepraeitais, 2-3 buvo galas ir varėm susimuko į Užupį, į Vilnių. Kažkokiam tai ten kariuomenės kalėdiniam baliui pasirodė. Mes buvom prieš gal 2 max tram žmonių, ne, gal tikrai 20 restoranų Rusy, Užupė, kur yra tas toksai, kaip tas žodis, tu padėsi man. Rusys? Ne Rusy, kaip ne valgyklai, bet buvo tokie mediniai, kaip vikingų tokie... Suolai? Suolai ir kartu stalai vienu metu. Ir jie taip per trikampį sujungti buvo. Ai, okei. Nu, kaip valgyklai, kaip, nežinau, dar kažkur. Kaip lauko pavėsinės. Jo, ir sėdi, tipo, ten buhalteriai visokie, dar ten analitikai visokie, kariuomenės, tetos ir dėdas, sėdi ten kažkoks ar generolas, ar tai dar kažkas, šlipsavo, taip jau prasisegęs, sako, ir tipo, mes jau turėjom pasirodyti, sako, dabar tik tai karšti patiekalai atėjo, tai žinokit, jūs jeigu ką, dar valandą palaukit, ar ten ne valandą, tai jo. Aš tušiais krandukais nenorim jungtis. Tai jie pavalgė. Aš ateinu ir ten nėra scenos, ten yra tiesiog stačiakampio formos kambarys, vienam kampe jie va taip susėdė to trikampio, kitam aš prie kolonkės prijungtas mikrofonas. Ir aš pradedu kalbėti ir aš kaip suprantu, jisai neveikia. Aš sakau, jūs girdit mane? Sako, jo, girdim. Ką? Girdim, bet tipo, jie nuo manęs per 2 metrus gal ar per 3. Nu tai gerai, kad girdit, sakau, nu tai ir važiuojam. Tai kaip vaikas su žaisliniu mikrofonu. Jo, ne, taip realiai ir buvo. Laikiau dėl vaizdo tik tai. Ir buvo labai blogai, 10 minučių turėjau būti aš. Nežinau, gal ir aš buvau 10, iš tikrųjų gal ir atkentėjau. Tada Simukas turėjo ilgiau būti, pabuvo gal irgi ten 15 tik tai. Jo, ir taip ir pasibaigė. Kad atkentėjom, grįžau namo ir tada truputį jau nuotaikytai pasikelt, gal kažkokį ir gėrimą prasidariau. Nu, tu pasakai, aš jaučiu tą skausmą, žinai. Visi, kas privatose buvo ir kur dalinasi iš tom istorijom, visi jaučia tą skausmą, nes turi jautę tą patį iš kažkur. Man pirmi privatai, kuriuos turėjau, buvo šiaip visai neblogi, nes mes važiavom su Benu Jaskūnu, su Linu Pišiku važiavom į Tauragę pas moksleivius, man atrodo, į Alytų, į Biržus ar dar kažkur. Ir ten ateidavo moksleiviai, tipo jaunimas, ir jie tikrai pažvengdavo. Ir ten būdavo visai neblogi tie privatai. Jo, ir per YouTube senių komediją, žinai, viską aktyviausia. Turbūt, jo. Aktyvi ta karta, kur augantis. Jo, ir jiem patinka. Ir ten tie privatai buvo tikrai normalūs ir geri. Ir galvoju, okei. Nes aš buvau pasiruošęs jau emociškai prieš patį pirmą privatą, kad visi kalba, kad būna tragedija, kad būna ten reikia jau
kaip pragarė, tipo, iš paskutinių ten gelbėtis ar crowdworkint ar dar kažką daryti, kad tik bent minimaliai gerai būtų. Aš galvoju, okei, nu dabar bus tragedija visiška, dėl pinigų tik atvažiavau, kaip nors gal išgyvensim. Ir buvo geras pasirodymas ir pažvengia ir paploja tas jaunimas. Galvoju, okei, tai gal tie privatai nėra tokie baisus. Ir tada kariuomenės kalėdinis balis. Taigi kariuomenė. Taigi achuiena pas mus kariuomenė. Taigi prie bairio visi turbūt. Ne, tipo, jie kaip žmonės, gal ir viskas gerai, aš nieko prieš jas neturiu. Bet kaip publika, nu labiau aš ten netikau. 2 metai komedijai. Apšildantis profas iš Panevėžio. O koks tavo rašymo procesas? Kaip tu rašai, pavyzdžiui, bairius? Tu turi tą dalyką atsisėdi ir rašau bairius, nes kažką atsimenu, tu pasakas buvai. Jo, man sunkiausia yra tiesiog atsisėsti ir prisiversti rašyti. Aš turiu visą laiką, jeigu kažką sugalvoju, ten į notesus telefonę premisą užsirašai 2-3 žodžiais ir tikės, kad atsimins. Ai, tai net taip, grinai. Ne, tipo, patį premisą susigalvoju, okei, tipo, ten mama kepa blynus, tipo, pavyzdys. Užsirašai, gerai, išrašysim kažką. Okay. Ir tada atsisėdi prie kompo ir rašai. Rašai bet kokį šūdą, tiesiog svarbiausia man yra spamint žodžius. Tiesiog nesustot rašyti, kad ir nemeikina senso visiškai sakiniai, patys žodžiai tarpusavį, bet tiesiog rašyti ir gal kažkur aš pats kažką juokingo užkabinsiu ir taip gausis. Ai, tai tu duodi pasileisti galvai. Jo, aš bandau brainstormint. Bet tu rašai iki tol, kol ateina juokinga mintis, ar tu susirašai tipo beleką ir tada žiūri, ką iš to susirašau beleką ir žiūriu, ką parašiau. Ai, okei. Jo, ten. Kaip ir sakiau, mano kepa blinus, aš nešioju džemperį, o matau, balionas yra, dabar išskrysiu dar kažkur ir tipo, visiškai nesusijusius dalykus. Jo. Nu, geriausia, gal labiau susijusius, ten, pavyzdžiui, pasim kažkokią temą ir tiesiog rašyti apie tą temą, kad, tipo, ką galėtų padaryti dabar senelis persirengimo kabinai, ten Palangoje, žinai, tam ir, tipo, varai. Nice. Kokius dalykus galėtų padaryti. Kaip pavyzdys, yra apie mano babą bairis ir, pavyzdžiui, aš sėdėjau tuo momentu ir, tipo, galvoju, okei. Baba, ką babas daro, tipo, žiūri pro langą, tipo, babas, ką jos ten iš savietintų puodų valgy daro. Ir tiesiog pasižymė dalykus, ką realybėj daro tam tikras žmogus ar personažas ar dar kažkas, charakteristikas visas pasižymė, pavyzdžiui, tam tikrą daiktą ir, kaip ir pats sakė, asociacijas. Na, tu labai smarčiai prašai, iš tiek, kiek ko kalbinau dabar, tipo, bet 13 žmogus, man atrodo. Bet aš ir pats apsisunkinu kartais šitaip. Bet jis buvo tiesiog daug paprasčiau. Okei, tipo, yra tam tikras bairis ir tiesiog jį pasiliek ir dar rašai dar kažką ant viršaus. Bet aš žiūriu iš tos pusės, kad čia labai geras kilas, tipo, žinai, išmokti sėsti ir rašyti bairius, tipo. Nes daug kas, tipo, kiek teko kalbėti ar dar kažką, daugam sunku, tipo, ir nejauku, nes labai nefainas momentas būna, kai sėdi rašyti bairių. Ir būni pats su savim ir parašai visiškai nesąmonę ir gėda dėl savęs būna. Arba tuščiai, žinai. Jo. Kur parašai bulvę hujulvę ir... Nu. Ai, tai, ir aš vat į open mic'ą eisiu šitą, ne, tipo, ir tada, kur pradėjai jaustis nejuokingas, tipo, žinai. Jo, ne, bet, pavyzdžiui, man sunkiausiai daugam. Man yra sunkiausia tiesiog atsisėsti ir rašyti, bet. Tau reikia kilnojimo stalo tiesiog. Stovint rašyti. Bliamo motivacijos tu man pridėjai dabar, aš vėl noriu prisėsti, pasirašyti kažką naujo. Kebabo laidą, motivacijos laidą. Pavalgiau, nutikyti yra. O sako, kebabai chuinė. Nu, ne. Tau gal ir chuinė, kai kas savaitę valgai. Nu, biški ir abonementas nepadeda, ant lygių išeina. Ką tu savo pasakytum, pavyzdžiui, 50 metų atgal, nu kažkur tame laiko tarp? Nes tu pradėjai lipti prieš 2 metus, iki to laiko tik svajojai ten apie... Aš buvau mokyklai. Ai, mokyklai. Kiek tu metų? Man 2-1. Tau 2-1? Jo. Kiek duotum? Aš galvoju, kad 2-5, 2-4. 2-6 metais. Tai 2-1,5. Ok. Nu, bet jo, ką tada pasakytum 2 metais? 2 metais atgal? Nu, jo, tipo... Susiras darbą greičiau, normalu. Eik, greičiau jau pamaiką. Netarmozink. Ne, aš nesigaliu, kad, tipo, vėliau biškai užlipau. Ką reiškia vėliau? Aš atsikraušiu Vilnių ir užlipau po 3 mėnesių. Nuo to, kad atsikraušiu. Panevežį būtų Panevežį užlipau. Būčiau, jo, čia gal. Ne. Bet žinai, klaipėdiečių daug iš Klaipėdos varinėdavo į open mic'us. Andrėjus važiuodavo. Andrėjus varydavo. Aš nežinau, ką pasakyčiau. Ta prasme, aš nelabai gailiuos kažko. Nėra, kad aš kažkokį labai blogą sprendimą gyvenime priėmęs, kuris man sugadina viską. Tai iš esmės, nežinau.
Daryk, ką nori daryti ir mėgaukis tiesiog. Vakar pasakyčiau. Ta pati tau sakė klojimas prieš Jo, nu tai va. Jo. Čia yra circle of life. Nu ir tada, kokie tavo planai ateičiai? Nes tu, man atrodo, kontentą kažkokio nelabai keli YouTube ar kažką. Ne. Nebent kažkur yra užslėptas kanalas tavo, kur tu Minecraft'o video darai. Ne, šito nėra. Nes nei Reels dar ištrintas. Minecraft'o mano kanalas. Kontentų yra taip, aš kai sugalvoju kažkokią idėją, kurią galima, ar Reels, ar dar ką nors, sketch, ar dar ką nors, absoliučiai, aš galvoju, okei, praeis savaitę, pažiūrėsim, kaip aš po savaitės jausiuosi dėl šitos idėjos. Ir man visą laiką nebepatinka, nebebairis, nebejokinga, nebesmagu ta idėja būna. Ir dėl to aš nenoriu bet ko kelt. Aišku, aš suprantu, kad gal reikėtų vis tiek bent jau kažką daryti. Ir jo, nenoriu spoilinti, bet galbūt pavasarį link galo gal koksai nors bus naujas projektėlis, kurio nėra dar buvę Lietuvoje. Paprastas gan visai, bet Lietuvoje dar nėra buvę. Ir dabar... Lietuvoje nėra buvę, bet yra buvę Anglijoje, dėl to galimai bus nupyzdinta. Ok, sudominu, dabar įdomu. Jo, aš papasakosiu off camera. Da. Dabar nenoriu viešai. Nu tai va, yra open mic'as dar mūsų kartu su Linu. Kur Seven Fridays darot? Jo, Seven Fridays, Vilniui, Pilies gatvėje, Comedy Rusys vadinas. Kiekvieną ketvirtadienį. Beveik kiekvieną ketvirtadienį. Beveik kiekvieną ketvirtadienį. Jo, pafollowinkit Instagramą, comedy_Rusys. Galit matyti ant ekranų, pamatysite tą. O, nice. Va čia va įdėsi? Va. Va. Matot. Nu tai ką, karočią, ačiū, kad atvarai pas mane į pokalbį su Kebu. Ačiū, labai malonu. Ir dabar tavo kamera yra ta, ten pagrindinė kamera. Palinkėk žmonėm, papasakok, kas vyksta, dar kažką pasireklamuok, kaip ką nori. Galit mane pafollowint, nieko nekelsiu Instagram, bet paffollowinkit, kad ateičiai turėtumėt galės, kaip va, aš buvau vienas iš tų žmonių, kuris pafollowino mane, kai jis dar net neturėjo 1000 ten followerių. Ir po 5 metų, kas šitoks? Kas šitoks, kodėl 9, ką jis padarė, kad nukrito. Jo, nežinau, ką pasireklamuoti, iš tikrųjų, galit Mariuką vietoj manęs pasubscribint, jam reikia. 3 štukių jau suba, ar ne? Dar ne. Kiek turi? Šiaip, prieš porą dienų hitnau pagaliau 400 prenumeratų. Nu tai davai, padarom 500 iki vasaros. Iki vasaros. Jo. Pasistengiam. Ir surenkam ant šitą 15 laikų. 5, na surenka šiek tiek. Surenka? Nu tai gerai. 30. O die, nu gerai. 30 laiko ir Kasparas užsiregistruoja open mic. Kokia ši per stavkę? Nežino, kad tu ir taip užsiregistruoji. Ai. Kurį? Jeigu man į Klaipėdą reiks važiuoti, naudo, kad tram laikus surinksim. Šiaip galėtum, tai labai fainai. Okay. Labai smagiai publikuoti dar. Nu gerai, įtikinai. Tada varau į Klaipėdą, jeigu tram surinkam. Davai. Tram laiku ir Kasparas Vaišnaras varo pasirodyti Klaipėdos open mic. Jo. Ir aš įsikeliu story ir užtaginsiu Mariuką, kad įvykdžiau. Bet dabar skamba taip, tarsi Klaipėdoje open mic niekas nenori varyti. Jo, ne, šiaip Klaipėdas, kas gyvena Klaipėdai, jaučia, kad ten, kiek aš esu bendras, ten faina hebra. Šiaip žiauri faina. Memel komedija, vėliamiausia. Būsiu irgi dabar pas esu open mic'e. Jau kai išėjęs šitas, aš jau ten buvau. Jo. Ir galimai bus kontento parsivežta iš Klaipėdos. Jo. Nu tai nežinau. Jeigu nebus, aš šitą iškirpsiu. Nu tai nežinau, ką dadėt. Su pavasariu sveikint, pagaliau. Su pavasariu, teisingai. Jo. Tai sulauksim gal ir tos vasaros, gal ta šalčiai. Gal jau var. Jau šilta visai palyginti, saulytė išlindus. Nuotaikyti, va. Nuotaikyti, o. Emocijas, o.